Šiandien rugsėjo 23 turėjom LTU Aquatics vykdomo komiteto posėdį, kuriame svarstėme ypatingai svarbius dalykus, kurie įvyko, tai visų pasaulio čempionatų, Europos čempionatų dalyvavimo tvirtinome ataskaitas rinktinių, jas vertinome, tuo pačiu patvirtinome biudžeto ataskaitą 25 metų antro ketvirčio ir vykdomo komiteto nariai išklausė meistriškumo komisijos pristatytus atrankos kriterijus, taip pat nuostatus į paskutinius 25 metų čempionatus. Tai liečia ir Europos trumpo vandens čempionatą, Lietuvos komandinę taurę, tiek Lietuvos čempionatą. Tai nuostatai atrankos buvo patvirtinta. Džiaugiamės praeitų metų sėkmingais rezultatais ir pasiekimais. Turime labai daug medalių, finalų ir asmeninių rekordų.